Sveiki. Tai iš ties labai smagu matyti taip visus gausiai susirinkusius, nes, aš pats jau kaip Audrius minėjo, senai esu sapnų temų ir tikrai labai smagu matyti tokią gausią auditoriją. Ir kadangi dabar mes šiek tiek jau pereisim nuo tokių kultūrinių aspektų prie labiau psichologinio ir kadangi mano kaip tik prezentacija tokia pirmoji pradedanti mūsų antrąjį bloką, tai aš pabandysiu šiek tiek irgi dar paliesti ir tos kultūrinius aspektus, bet jau daugiau pakalbėsiu apie antrąją mūsų dalį. Ir kadangi mano tema yra apie susijusius sąmoningais sapnais, tai pakalbėsiu apie tai, kaip mes, kur sąmoningą sapnavimą galbūt galima pritaikyti psichoterapiją ir šiek tiek remiantis tyrimais, kuriuos mes su kolegom esam atlikę. Gerai, tai keliaujam. Gal iš pradžių svarbu turbūt irgi susižiūrėti sąvokas, kad mes visi suprasime, apie ką mes kalbam. Tai sąmoningas sapnas, tai iš esmės yra toks sapnas, kurio metu sapnuojantysis suvokia, kad sapnuoja. Ir tai yra toks pagrindinis kriterijus, sakykime, dėl ko dauguma tyrėjų sutinka. Ir tą akimirką, kai žmogus jau patampa sąmoningas, tada jis jau gali kažką sapne daryti. Tai tarkim dabar, jeigu aš suprasčiau, kad mes esam sapne, bet gali kiekvienas dabar paklausti savo šiek tiek tokį klausimą, ar tikrai žinot, kad šiuo metu nesapnuojat? Ir tuo pačiu paklausti, ir kodėl jūs taip dabar galvojat. Bet jeigu aš dabar suprasčiau, kad visgi yra sapnas, tai aš galėčiau, tarkim, paimti, išskristi pro langą ar kažką dar tokio padaryti. Bet vėlgi, dažnai tokioje populiarioje kalboje yra kalbama, kad tai yra sapnų kontroliavimas, tai jokių būdų mes sapno negalim kontroliuoti, mes galim kažkiek tai paįtakoti to sapno vyksmą ir vis tiek sapne dalykai vyksta nepriklausomai, mes norim to ar nenorim. Pats sąmoningas sapnavimas nėra kažkoks labai naujas dalykas, tai apie tai rašė netgi Aristotelis beveik prieš 1500 metų, tai kam įdomu, esu įdėjęs tokią nedidelę citatą iš Aristotelio, kuris būtent ir kalba savo veikale apie sapnus, užsimena apie sąmoningą sapnavimą, bet iš esmės iki pat 20 amžiaus pabaigos sąmoningas sapnavimas vakaruose buvo mažai žinomas. Natūralu, kad buvo žmonių, kurie taip sapnuodavo laikas nuo laiko, bet iš esmės kažkokios kaip tokios sąmoningos sapnavimo tradicijos, kultivavimo ir panašiai vakaruose mes neturim iki pat 20 amžiaus pabaigoje, bet kita vertus kitose kultūrose sąmoningas sapnavimas buvo žinomas ir buvo žinomas labiau kaip tam tikra tokia ezoterinė dvasinė praktika, kuri, nežinoma plačiosiom masėm, bet dažniausiai, sakykime, iš mokytojo atskleidžiama mokiniui, ir tam tikra tokia dvasinės tradicijos tąsa. Tai visų pirma, jis buvo žinomas įvairiose šamaniškose tradicijose, tai, sakykime, su ko galbūt jūs esat šiek tiek susidūrę, tai nežinau, kiek esat skaitę, pavyzdžiui, Carlos Castaneda. Vėlgi ten, aišku, galima čia diskutuoti, kiek tai iš tikrųjų yra antropologinis veikalas, kiek tai yra grožinė literatūra, bet, iš tikrųjų tam turbūt tam tikras pradas yra ir ne tik Amerikos kultūroje, bet ir tam tikrose Azijos šamanistinėse kultūrose sąmoningas sapnavimas buvo naudojamas kaip vienas iš tokių šamaniškos kelionės metodų, šalia kitų metodų, kaip tarkim įvairios psichoaktyvios medžiagos, šamaniški būgnai ir panašiai, tai buvo dar vienas iš tokių būdų, kaip šamanas gali nukeliauti į dvasių pasaulį. Kalbant apie kitas tradicijas, kur sąmoningas sapnavimas buvo plačiau praktikuojamas, tai tokia tradicija, kuri turbūt yra labiausiai išplėtota, tai yra Tibeto tradicija, kur sąmoningas sapnavimas, jis yra kaip tam tikra tokia sapnų joga, tai kadangi, tai yra tokia labiausiai išplėtota tradicija, tai aš šiek tiek apie ją pakalbėsiu, čia padarydamas tam tikrą, kaip ir minėjau, tokį tiltą tarp tų kultūrinių tradicijų ir jų keliaujant prie mūsų šiuolaikinio mokslinio suvokimo. Tai Tibeto sapnų joga paprastai yra datuojama 8 amžių, kuomet budizmas iš Indijos atkeliavo į Tibetą, bet kai kurių autorių teigimu jau prieš tai buvusioje Bon tradicijoje buvo sąmoningos sapnavimo praktikos ir tikėtina, kad netgi dar prieš Bon tradiciją, tuose tokiose kultūrinėse šamaninėse originalioje tibetinėje tradicijoje irgi jau buvo sąmoningos sapnavimo technikos. Tai yra iš tikrųjų tokia ilga tradicija, kuri siekia galbūt ir kelis tūkstantmečius. Ir tai yra tokia tantrinė dzogchen praktika pažengusiam. Tai yra, žodžiu, žmogus jau turėjo būti pasiekęs adeptas tam tikrą lygį, kuomet jam būdavo atskleidžiama šita technika.
Ir tai buvo laikoma vienas iš tokių, kaip sakant, greitesnių būdų į išsilaisvinimą. Tai tas pirmas rašytinis šaltinis apie tai yra iš 11 amžiaus, tai yra apie tokios 6 naropos jogos, arba, kaip sakant, 6 tokie greitesni būdai, kaip galima pasiekti išlaisvinimą. Ir sąmoningas sapnavimas Milam yra viena iš tų 6 jogų. Dabar, kalbant apie patį Dzogčeną, tai jo mintis yra maždaug tokia, kad mūsų prigimtis yra tobula. Ir vienintelė bėda, kad mums reikia tą tobulumą savyje pažinti. Ir ta mūsų tikroji proto prigimtis yra nedoli. Ir tikslas, kalbant apie sapnų jogą, buvo būtent pabandyti tą pasiekti mūsų tikrąją prigimtį, jinai vadinama rikpos būsena, nedalumo būsena, ir ją pasiekti ir išlaikyti sapnų stadijų. Ir lygiai taip pat buvo kitos praktikos, kur tarkim, apie tą pačią nedalumo siekimą ir išlaikymą budrume. Kas yra dar įdomu iš Tibeto sapnų jogos perspektyvos, kad buvo, yra ir tam tikras toks kelias, kuris yra adeptams sudėliotas, tai yra tam tikros tokios 4 pagrindinės stadijos, per kurias žmogus turi praeiti, norėdamas įvaldyti sapnų jogą. Tai pirma tokia stadija buvo, kaip jie vadina, sapno išlaikymas, tai iš esmės gebėjimas patapti sąmoningu sapne, ir išlaikyti tą sąmoningumą sapne. Tai kai praktikuotojas šitą stadiją įvaldo, tada antra stadija yra jau paties sapno įvaldymas, tai gebėjimas sapne suvaldyti savo sapno kūną ir atlikti įvairius dalykus sapne. Ir dar vienas iš tokių irgi svarbių elementų tos antrosios stadijos buvo, kad įveikti baimės. Tai jeigu esi sapne ir pamatai kažkokią erdvę, kapines, nežinau, kažkokį baisų rūsį ir panašiai, kuris kelia baimę, tai vėlgi praktikuotojas buvo kviečiamas eiti ten ir ištyrinėti. Ir tiesiog pamatyti, žodžiu, kad iš esmės ten nieko nėra. Tada trečia stadija yra vadinama tokia iliuzijų kūrimo stadija. Tai čia mintis yra ta, kad praktikuotojas atlieka įvairiausius veiksmus sapne, bandydamas keisti sapno turinį. Tai tarkim, tradiciniai mokymai sako, jei pamatai vieną būdą, padaryk iš jo 1000 būdų, arba tarkim, pakeisk save į kažkokį gyvūną, paukštį, sąmonės tašką ar panašiai. Ir iš esmės, čia yra toks, galima sakyti, vos ne kaip ir pagrindinis šitos jogos etapas, kuomet praktikuotojas supranta, kad visa sapno realybė nėra tikra. Kad viskas tai yra tik tai mūsų proto projekcijos. Ir kadangi apskritai tibetiečiai, kaip ir indai, žiūri, kad ta sapno realybė yra tokia pat iliuzinė kaip ir mūsų tikroji realybė, tai sapne tą iliuziją yra daug lengviau pamatyti, ją įsisąmoninti, ir iš po to galime visą tai ekstrapoliuoti ir mūsų budrumą. Ir kai jau žmogus sugeba tas visas iliuzijas sapne kurti, tada jau yra paskutinis tas toks etapas, būties meditacija, kuomet mes jau einam už visų nedolumų ir bandom pasiekti tą rikpos būseną, metaforos, kurios yra jai naudojamos, tai yra šviesa, kuri tarsi savyje nieko neturi, arba tarkim veidrodis, kuris tarsi viską atspindi, bet irgi nieko savyje neturi. Bet dabar jau keliaukim šiek tiek prie mūsų vakarų pasaulio. Tai kaip ir minėjau, iš esmės iki pat 20 amžiaus pabaigos sąmoningas sapnavimas nebuvo plačiai žinomas, o jeigu ir buvo žinomas, tai irgi buvo labiau tokiuose ezoteriniuose ratuose. Ir, sakykime, mokslininkai, kurie tą pradžioj tyrinėjo, tarkim, pirmoji 20 amžiaus pusė ar labiau per vidurį, tai irgi buvo labiau, sakykime, tokie parapsichologai, kurie, tarp visokių keistų reiškinių, tai irgi buvo vienas iš tokių keistų reiškinių. Ir ta situacija pasikeitė maždaug 80 metais, kuomet du jauni tyrėjai, Keith Hill, Jungtinėje karalystėje ir Stephen LaBerge, Jungtinėse Amerikos valstijose, jie praktiškai vienu metu, ten 2 metų skirtumu, atliko tą patį eksperimentą miego laboratorijai, kuris leido parodyti, kad sąmoningas sapnavimas tai nėra kažkokia ten keista būsena, bet tai yra įprastinė mūsų sapno būsena. Nes, kaip žinot, mes dažniausiai sapnuojam REM miego metu, greitų akių judesių, ir tuo metu mūsų kūnas yra suparalyžiuotas, bet mūsų akys juda. Nes greitų akių judesių miego būsena. Ir jau iki tol buvo pastebėta, kad yra tam tikras toks sutapimas tarp mūsų akių judesių sapne ir tarp mūsų fizinių akių judesių. Tai jeigu mes sapne, tarkim, pasižiūrim į kairę, tai mūsų fizinės akys irgi pajuda į kairę. Ir tie daugų mokslininkai sugalvoja iš esmės tą pačią idėją, kad galim tada mes panaudoti mūsų akis kaip tam tikrą būdą, kai žmogus patampa sąmoningų sapne, jis tiesiog akimis gali padaryti tam tikrą judesį, ir kas dažniausiai yra daroma, paprašoma žmonių keletą kartų pažiūrėti maksimaliai į kairę, į dešinę ir tą padaryti greitai. Ir kadangi tai yra toks labai nenatūralus mūsų akių judėjimas, tai mes miego įrašą tą galim irgi labai aiškiai pamatyti.
Tai tokiu būdu tai leido sąmoningus sapnus patikrinti, padaryti, iš tikrųjų, tam tikrų tokių mokslinių fenomenų, kurį galima tyrinėti miego laboratorijoje, ir signalizavimas akimis leido iš tikrųjų dar atlikti eilę visokių įdomių tyrimų, nes mes galim labai paprastai, tarkim, paprašyti žmogus padaryti judesį akimis, atlikti kažkokį veiksmą, padaryti dar vieną judesį akimis ir mes galim tada turėti laikę apibrėžti intervalą ir, tarkim, pastebėti, kas vyksta mūsų smegenyse, kas vyksta mūsų fiziniam kūne ir panašiai. Ir ką vėlesni tyrimai parodė, kad sąmoningi sapnai paprastai vyksta REM miego metu, kaip ir dauguma mūsų sapnų, nors retais atvejais gali nutikti ir NREM miego metu. Kad kai mes patampam sąmoningai sapne, aktyvuojasi tam tikros tokios mūsų smegenų sritis, tai viena iš tokių kertinių, tai yra mūsų prieškaktinė žievės sritis, kuri yra susijusi su dėmesio valdymu, sprendimų priėmimu, metakognicija. Tai yra tie visi dalykai, kuriuos, jeigu pagalvotumėt, pas mus sapnuose labai dažnai trūksta, kad mes sapnuojam ir mes nesuprantam, kad mes sapnuojam, tai ta smegenų sritis, jinai reaktyvuojasi, kuomet mes patampam sąmoningi sapne. Ką dar tyrimai rodo, kad egzistuoja psichofiziologinės paralelės tarp to, kas vyksta sapne, ką mes sapne darom su savo sapno kūnu ir kas vyksta su mūsų fiziniu kūnu. Tai tarkim, jeigu, pavyzdžiui, mes sapne pabandytumėm pasportuoti, atlikti kažkokį fizinį veiksmą, tai mūsų širdies ritmas pagreitėtų, mūsų kvėpavimas fiziniam kūne irgi pagreitėtų, ar ne? Kaip natūraliai mes atliktumėm fizinį veiksmą ir realybėje. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, jeigu aš, tarkim, sapne paimčiau ir pagniaužyčiau savo kumštį, tai nepaisant to, kad mano raumenys yra išjungti, galima būtų išfiksuoti labai nedidelius raumenų tonuso padidėjimus mano pirštuose ir taip pat galima būtų užfiksuoti ir padidėjusį aktyvumą mano motoriniai smegenų žievėj. Tai iš esmės, kas irgi yra pakankamai įdomu, jeigu apie tai pagalvotumėt, tai, kas vyksta su mūsų sapno kūnu ir kas vyksta su mūsų fiziniu kūnu, kai mes esam pabudę, mūsų smegenis ir visa fiziologija labai atitinka. Iš esmės, nėra tokio labai didelio skirtumo, ar mes kažką darom sapne, ar mes kažką darom iš tikrųjų. Ir pati sapno patirtis, ką sakykime, sąmoningai sapnuotojai irgi labai greitai pamato, kad sapne mes jaučiamės, kad viskas irgi yra taip pat tikra, jeigu net dar tikriau, fenomenologiškai lyginant su mūsų patirtim būdravimo metu. Tai tos patirtis sapnavimo ir būdravimo, jos ir fenomenologinė prasme, ir fiziologinė prasme, jos irgi yra labai panašios. Ir vėlgi yra įvairiausių metodų, kaip galima sąmoningą sapnavimą paskatinti. Dabar vienam iš mūsų tyrimų mes paklausėm žmonių, o kągi šiuolaikiniai sapnuotojai daro sąmoningose sapnuose. Tai imtis buvo 386 sapnuotojai. Ir čia buvo įvairios veiklos ir čia yra procentas tų sapnuotojų, kurie atliko bent kartą tą veiklą sąmoningam sapne. Tuo tarpu dešiniai galite pastebėti, kokiam procente savo sąmoningų sapnų tos veiklos buvo atliktos. Tai iš tikrųjų galite pastebėti, kad tas dėsningumas yra toks labai panašus. Tai ir pati populiariausia veikla, kurią daugiausiai žmonių yra bandę ir didžiausioje dalyje sąmoningų sapnų, tai yra norų išpildymas, ar ne? Tai Freudas vėl labai gražiai paploto, bet tai irgi yra labai natūralu, kadangi mums viskas atrodo labai realu ir kai mes patampam sąmoningi, irgi žmonės, ką dažniausiai daro, tai pradeda skraidyti, užsiema seksu, pradeda kalbėti su sapnų personažais, kas irgi yra toks labai įdomus aspektas. Tai yra, tai dažniausiai ir būna tas pradinis etapas, kuomet žmonės pildo įvairius norus, kas aišku irgi yra labai sveikintinas dalykas, bet nemažai žmonių ir įstringa to stadijoje ir sąmoningai sapnai lieka tik apie tas tokias smagumus ir norų išpildymą. Bet kaip galite pastebėti, žmonės taip pat juos naudoja ir nemaža dalis ir skirtingiam dalykam. Tai yra įvairių problemų sprendimui, baimių, košmarų įvykiai, dvasiniam patirtim, fiziniam, mentaliniam gijimui, motoriniai įgūdžių lavinimui, meditacijai ir panašiai. Bet kaip ir minėjau, šiandien aš taip labiau pasifokusuosiu ties tokiais psichologiniais ir potencialiais psichoterapiniais aspektais. Tai vienas iš tokių paprasčiausių sąmoningų sapnų pritaikymų būdų, tai yra pritaikymas košmarų įvykiai. Tai mintis čia yra tokia, kad jeigu žmogus patiria košmarus, mes jį galim išmokyti sąmoningo sapnavimo technikų ir tada žmogus, kai vėl pastebės, kad jis yra košmare, gali pastebėti, čia yra košmaras. Patapę sąmoningų sapne, supranta, kad tai nėra, kad iš tikrųjų kažkoks čia dabar monstras, kaip kad šitas, pavyzdžiui, jį dabar puola, bet supranta, kad tai yra sapnas. Ir žmonėm jau palengvėja vieno to.
Tada atsiranda kita galimybė, žmogus gali taip pat ir pakoreguoti sapno siužetą. Tai sakykime, jeigu mane puola monstras, aš galbūt galiu nuo jo pabėgti, ar ne, galbūt galiu su juo pasikalbėti, paklausti, kodėl tu čia dabar mane puoli ir aš to dar prie tų skirtingų strategijų sugrįšiu, nes jos irgi rodo kai kurios tokius ganėtinai įdomius dėsningumus. Tai šis būdas ypač tinka pasikartojantiem košmaram, nes jeigu, tarkim, žmogus nuolat sapnuoja kažkokį tą patį košmarą, jam yra daug lengviau atpažinti, kad aš jau tą košmarą esu patyręs ir tada yra lengviau patapti sąmoningu sapne. Tai literatūroje yra pakankamai nemažai aprašyta įvairių atvejų analizių. Ir vienas toks plotinis tyrimas čia prieš kurį laiką buvo darytas, kuomet 23 dalyviai buvo padalinti į 3 grupės, tai viena buvo kontrolinė grupė, kitos 2 buvo eksperimentinės ir tiek viena eksperimentinė grupė, tiek kita, jinai gavo 2 valandų tokią edukacinę sesiją apie sąmoningus sapnus, metodus, kaip tai galima patirti, tik tai vienai grupė tai buvo padaryta individualiai, vienas su vienu, kitai grupė tai buvo grupinė sesija. Ir buvo 12 savaičių laikotarpis ir vienoj ir kitoj grupiai, kurie buvo edukuoti apie sąmoningą sapnavimą, košmaro dažnumas sumažėjo ir nebuvo skirtumo tarp tų grupių. Ir kas dar buvo įdomu šitam tyrime, paskui dar prie to vėlgi šiek tiek sugrįšiu, kad rezultatai iš esmės nepriklausė nuo to, ar žmonės sugebėjo sapnuoti, tarkim, per tas 12 savaičių sapną, sąmoningą sapną ar ne. Vis tiek tas sumažėjimas buvo nepriklausantis nuo paties sąmoningo sapnavimo patyrimo. Dabar šiek tiek dar prie tų grėsmingų sapnų personažų. Tai vienam iš mūsų tyrimų mes pabandėm šiek tiek pasižiūrėti į tuos grėsmingų sapnų personažus. Tai vėlgi buvo tokia virtuali apklausa. Mes paklausėm, kokia personažų dalis, kurios žmonės sutinka sapnuose, yra teigiami, draugiški, grėsmingi ir neutralūs. Tai maždaug apie pusę personažų jie yra draugiški sapnuotojų atžvilgiu, trečdalis yra neutralūs ir maždaug šeštadalis personažų, kurie sąmoningai sapnuotojai sutinka savo sapnuose, jie yra grėsmingi. Tada mes paklausėm, o kaip sąmoningai sapnuotojai reaguoja, kai jie sutinka tą grėsmingą sapnų personažą. Tai tos reakcijos buvo pakankamai įvairios. Pradedant nuo apsigynimo, pabėgimo ir bandymo išspręsti konfliktą. Bet tada, kai mes paanalizavom duomenis, pasirodė tokių labai įdomių tendencijų, kad, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie buvo dažnesni sąmoningi sapnuotojai, jie buvo labiau linkę spręsti konfliktą ir nepabėgti, susidūrę su to grėsmingų personažų. Ir pasekoj, jie turėdavo mažiau grėsmingų personažų savo sąmoningos sapnuose. Tuo tarpu tie žmonės, kurie patirdavo daugiau košmarų, jie kaip tik būdavo labiau linkę pabėgti, susidūrę su grėsmingų personažų ir jie sutikdavo daugiau tokių grėsmingų personažų. Tai viena iš tokių interpretacijų mūsų buvo, kad galbūt tie grėsmingi personažai yra tam tikras mūsų tokių vidinių konfliktų atspindys. Ir jeigu mes sapne jį bandom spręsti, mes galbūt įsprendžiam sapno lygmenį ir tas nesikartoja. Jeigu mes nuo to bėgam, tas kartojasi ir gali tapti košmarais. Tada kitam tokiam visai šviežiam tyrime mes pabandėm pasižiūrėti, ar sąmoningas sapnavimas gali padėti potrauminio streso įvykiai. Tai buvo randomizuotas kontrolinis tyrimas, beveik 100 dalyvių, buvo padalinta į 2 grupės, intervencinė ir kontrolinė grupė. Ir tada intervencinė grupė turėjo tokią pakankamai intensyvę 6 dienų, 22 valandų online programą, orientuotą į sąmoningą sapnavimą, bet ten šalia buvo ir mindfulness praktikos, ir edukacija, miego higiena, žmonės dalinosi sapnais. Ir buvo keletas dalykų, ką mes pažiūrėjom. Tai vienas šių dalykų tai buvo potrauminio streso simptomai. Tai galim pastebėti, ar ne, čia tamsiau yra kontrolinė grupė, tamsiau yra eksperimentinė grupė, šviesiau yra kontrolinė grupė. Tai galim pastebėti, kad po tų 6 dienų potrauminio streso simptomai gerokai nukrito ir po 3 savaičių jie išliko žemesniam lygmenį ir klinikinis slenkstis yra maždaug apie 32. Tai galim pastebėti, kad nukrito žemiau klinikinio slenksčio ir tie efektai buvo išlaikyti. Ir panašiai dėsningumai buvo su kitais dalykais. Košmarai irgi nukrito ir netgi, kaip matote, šiek tiek toliau paskui pradėjo kristi. Taip pat buvo sumažėję pas to žmonės neigiamų emocijų, skausmas, o psichologinė gerovė padėjo. Ir šitoje vietoje vėlgi, nors nemaža dalis žmonių patyrė sąmoningus sapnus, bet nebuvo tiesioginio ryšio tarp sąmoningų sapnų patyrimo dažnumo, pavyzdžiui, ir pagerėjimo. Tai vėlgi, atrodo, kad užtenka tiesiog tą turėti kaip tam tikrą tokią strategiją, kad žmonės tą žino ir tai jau padeda su košmarais ir su potrauminiu stresu tvarkytis. Tada dar vienam tyrimą mes pasižiūrėjom, kaip sąmoningi sapnai
galbūt gali padėti depresijai. Tai paklausėm vėlgi apie 150 žmonių, kurie turėjo depresinių simptomų, ar jiems sąmoningai, ir kurie sapnuodavo sąmoningai, ar jiems sąmoningai sapnai padėjo. Tai galite pastebėti, kad maždaug apie virš 60% žmonių sutiko, kad sąmoningai sapnai padėjo, kai jie buvo depresijai, kad jiem padėjo pasiekti tam tikrą fizinę, mentalinį gijimą ir transformaciją. Ir tada mes padarėm kitoj tyrimo daly, kokybinį tyrimą su tai žmonėm, kurie būtent naudoja sąmoningą sapnavimą kaip įveikos mechanizmą depresijai. Ir išskiriam tokias 3 pagrindinės temas, kaip tokius mechanizmus, kas žmonėm padėjo įveikti depresiją per sąmoningus sapnus. Tai vienas aspektas buvo toks savęs tyrinėjimo, kad sąmoningos sapnuose aš galiu patirti naujas emocijas, perrašyti savo mąstymo šablonus, pokalbiuose su sapnų personažais, gauti tam tikras įžvalgas. Tada kitas aspektas buvo irgi jiems svarbus toks kūrybiškumas ir įgalinimas, kad aš nepaisant to, kas vyksta pas mane gyvenime, aš galiu patirti laisvę, smagumą, įkvėpimą, išspręsti problemą sąmoningos sapnuose ir paskui tas strategijas aš vėlgi galiu perkelti į savo kasdienį gyvenimą. Ir trečia tema tai buvo tokie dvasiniai aspektai, tai tiek per tokį didesnį dėmesingumą, tiek per tam tikrą tokį magišką vyksmą, per vidinę transformaciją žmonės irgi sugebėdavo išlipti iš depresijos. Tada kitam tyrime mes irgi žmonių paklausėm, kaip jie mano, ar sąmoningų sapnuotojų paklausėm, ar sąmoningi sapnai jiems padėjo pagerinti fizinę gerovę ir mentalinę gerovę, ar psichologinę gerovę. Tai jeigu taip su fizinė gerovė, galim pastebėti taip 50-50, tai 80 su virš procentų žmonių sutiko, kad sąmoningas sapnavimas prisidėjo prie jų mentalinės gerovės. Ir sakykime, tą labiau pastebėjo žmonės vyresni, su aukštesniu dėmesingu įsąmoninimu, aukštesniu dvasingumu, ir dar su psichologinė gerovė. Lytis buvo faktorius ir tie, kurie dažniau patirdavo sąmoningus sapnus. Aišku, čia dabar vėlgi, klausantis apie tų pozityvių dalykų, turbūt natūraliai kyla klausimas, ar sąmoningas sapnavimas turi kažkokių neigiamų efektų. Ir vienam tyrime aš irgi taip pasižiūrėjau, tai imtis buvo beveik 500, sąmoningų sapnuotojų buvo 459, ir buvo vienas klausimas, ar jie pastebėjo kažkokius neigiamus efektus sąmoningo sapnavimo, tai 80% nepastebėjo jokių. Tarp tų, 20, kurie pastebėjo, buvo įvardinti, kad galbūt nuovargis, prastesnis miegas, priklausomybė, kai kurie žmonės vis nori dar ir dar tų patirčių, tam tikras toks realybės ir sapnų persipinimas. Ir iš sąmoningų sapnų tik tai 10% buvo emociškai neigiami, apie 2/3 emociškai teigiami. Kai tuo tarpu bendrai paėmus sapnus, tai sapnai kaip patirtis jos yra labiau neigiamos. Tai sąmoningi sapnai, jie kaip tik yra tokios emociškai teigiamos patirtis. Sąmoningo sapnavimo dažnumas nesisieja su miego kokybė, nebuvo, kad jie kažkaip prašiau miegą. Kitas irgi dalykas, ką kai kurie autoriai siūlė, kad galbūt sąmoningas sapnavimas gali padidinti tokią disociaciją, kad žmonės šiek tiek pradeda nebesiorientuoti čia tarp realybės. Tai vėlgi bendro efekto nebuvo, bet kas irgi buvo įdomu, nes tam buvo instrumentas, kuris turėjo tam tikras tokias subskales. Tai pas tuos žmonės, kurie buvo dažnesni sąmoningi sapnuotojai, pas juos buvo mažiau atminties problemų, bet viena skalė įverčiai buvo aukštesni ir tai buvo tokia didesnė derealizacija. Tai galima galvoti, kad čia galbūt kažkokia patologija, bet iš esmės ta skalė yra apie tai, kad, sakykime, aš tai, kas vyksta mano gyvenime, matau labiau kaip sapną. Ir tuo tarpu, jeigu grįžtant atgal prie to kultūrinio aspekto, Tibeto sapnų jogos, tai ten viena iš pagrindinių praktikų yra žiūrėti viską, kas vyksta kasdieniam gyvenime, kaip į tam tikrą tokį sapną. Tai čia, vėlgi galim ginčytis, ar čia yra patologija, ar jie galbūt kaip tik, sakykime, turi tokią gilesnę įžvalgą į mūsų kasdienės patirtis. Ir tie žmonės, kurie dažniau sapnuodavo, jie pasižymėjo kaip tik aukštesnė psichologinė gerovė ir mažesniu vienišumo jausmu. Aš suprantu, čia laiko nebedaug yra, tai gerai, tokie pagrindiniai apibendrinimai. Mūsų gal dar galėsim šiek tiek pakalbėti, jeigu dar turėsim laiko. Tai ištakose sąmoningas sapnavimas buvo tokia labiau ezoterinė dvasinė praktika, šiuolaikiniam pasaulyje tai tapo tokia labiau pramoga, bet kartu ir vidinio darbo priemonė. Pilotiniai tyrimai pagrindžia, kad sąmoningas sapnavimas turi potencialą tiek mažinant košmarus, potrauminį stresą, depresiją. Kaip matėm, tie pozityvūs efektai nebūtinai priklauso nuo pačių sąmoningų sapnų patyrimo. Iš kitos pusės sąmoningai sapnai siejasi su aukštesnė psichologinė gerovė ir tarsi neturi tokių akivaizdžių pašalinių efektų. Ir jie suteikia tokią saugią vidinę erdvę tiek savęs pažinimui ir tyrinėjimui.
Na ir visgi nepaisant įvairių technikų gausos, viena iš tokių problemų yra, kad kol kas mes neturim tokių labai efektyvių metodų, kurie leistų patikimai sukelti sąmoningus sapnus, kas riboja tiek tyrimus, tiek ir pritaikymo galimybės. Gerai, tai ar dar turim laiko klausimų kitam?